Toks kaimietiškas oro uostas. Toks Palangos lygio. O čia Katmandu, tai čia jų vienas, didelis čia miestas, tipo jų. Jo, skirtumas didžiulis. Įdomu. Aišku, nemažai čia yra. To atstumo gavas dabar skirtumas. Dar Kinijoje mačiau, bet tai Kinijoje irgi ten nieko blogo. Kai kur gerai, kai kur blogai. Bežodžiu. Įdomu, pažiūrėsim kaip čia. Bet jau jaučiasi tokia biški paprastesnė šalis. Bus įdomu. Kaip čia šilta. Koks čia oras kitoks. Vau. Bet labai leidimasis buvo sudėtingas, nes debesis tokie tamsus jau purtė. Thank you. Jau purtė, tai belekai. Gerai, vėliau pasižiūrėsiu. Reikia viešbuti. Koks čia chaosas. Reikia suprasti, kaip čia viskas vyksta. Bet matau, ne kaip vyksta. Chaosas neblogas. Bliamo, koks skirtumas. Didelis, kai taip bam ir esi kitur. Hi, no need, thank you. Wow. Tikrai, kad wow. No need, thank you. Gerai, stipru, įdomu. Matau, čia čigonų kraštas. Ką aš galiu pasakyti? Indija. Absoliučiai Indija. Minimalus kultūrinis šokas. Hello. Tai būna, kai šaudai šalis tiesiog, pakeliu Nepalas, pabandysiu Nepalą. Net nesigilinau per daug, tu pažiūrėjau kalnai, ten viskas fainai, kažką pamatysiu. Bet čia pirmas, tai čia yra smogas, toksai jaučiu čia nuo tų visų išmetamųjų, nes realiai tai smirda normaliai čia taip. Tai va, pas jos tikrai yra smogas. Aišku, yra, matau, mašina kažkokiu geru, bet šiaip tai iš esmės tai labai čia skurdžiai, čia Indija, bemo čia Indai. Tai gal čia, kai šalia, tai grinai tie patys žmonės, bet dieną prieš buvau siaurakių pasaulyje ir tokiam išsivyščiusiam ir čia dabar bam, toksai netikėtai, nes nesidomėjau visai, kur čia varau. Taip, tiesiog
susižymėjau tos lankytinus maždaug, bla bla bla, ten tada žiūriu, pigu gerai, pabandysiu, galvoju, pakeliu dar tokį. Bet čia ir, nu čia stipru. Wow. Nu, įdomu, aišku, įdomu. Bet stipru. Tikras kultūrinis šokas man kol kas. Jūs pasižiūrėkit čia. Okay. Šiaip tai įdomu, bet aš nelabai galiu čia parodyti visą tą reikalą. Labai daug žmonių labai nemėgstu. Labai nemėgstu filmuoti, bet šiaip tai įdomi kultūra. Draugiški gan šiaip, nu, tokie. Neatrodo kažkokie piktybiniai, bet šiaip tai nesam. Nu, stipriai skiriasi, tiesiog man labai po... Kad aš užvakar buvau visai absoliučiai priešingai. Kitam lygiai. Pabėgau iš Filipinų dėl to, kad Filipinai irgi panašiai šūdas toksai. Tai čia dar blogiau negu Filipinai. Nu, bet įdomu tiesiog pamatyti tą kitą kultūrą, bet stipriai. Kažkaip taip. Tiesiog gatvėje. Kur šiukšlės dėti. Sudeginam tiesiog gatvėje ir viskas. Žodžiu. Skruzdėlynas. Ta gatvė ėjimas tai primena, tai Vienamą. Ten dar baisiau buvo, bet irgi čia lemą reikia suprasti. Įdomu, kas tuose kalnuose matysis. Nu, toks smogas čia. Galbūt čia virš šito miesto toks smogas. Šotel queda ahí está Šotel.
Biškai, šiandien 10 minučių ėjimo iš pačio centro. Nu tai jau kitas reikalas. Ale svetainė, ale vonė su tualetu ir ale mėgavasis atskiras. Su vaizdu niekur. Vaizdas, svarbu erdvės yra ir jauku. Viskas. Naršau pasakyti kodėl dar taip gerai čia. Nes kainavo 16 eurų. 16 eurų už naktį su pusryčiais. Nu, vienam aišku žmogui. Jeigu dviem buvo 20 eurų. Nežodžiu. Butukas. Batukas už 16 eurų su pusryčiais. Čia kaip ir Vietname, kai eini gatvę ir tada galvoji, kaip jie čia reiks praeiti. O čia panašiai, nes čia praleistai nieks ore nepraleidžia. Čia tiesiog faunė ir viskas. Ir tikėsi išgyventi.